Šiandieną pažiūrėsime, ar PlayStation VR 2 vis dar verta įsigyti 2026 metais. Ir ko žadai gali tikėtis po 2 metų išleidimo. Pradėkime nuo svarbiausios dalies, tai yra kainos ir kiek iš tikrųjų kainavo šis prietaisas, kai tik išleido JAV. O jis kainavo apie 5-600 JAV dolerių, kas nei daug, nei mažai, ne? Europos rinkai gal biškeliai daugoka. Ir manau, kad daugeliai buvo šokas, nes jisai kainavo kažkodėl daugiau nei pati PlayStation 5 konsolė. Na, tačiau šiais metais situacija pagerėjo ir Sony kainą sumažino iki 20%, kas Lietuvoje nelabai pasireiškia, bet pačioje Vokietijoje, visuose didžiuose miestuose ir Amerikoje tai įvyko. Bet čia vis tiek jori brangu, bet palauk, karočią, sustok truputėlį. PlayStation VR 2 neturi jokių papildomų kamerų, jokių adapterių, neturi specialių papildomų reikalaujančių kažkokių lęšių. Tai visiškai savarankiški akiniai. Tiesiog išėmies iš dėžutės, prijungi prie savo PS5 ir iškart bam, gali pradėti žaisti. Na, kaip sako, šie akiniai yra vieni geriausių rinkoje. Ir mano pirmieji akiniai iš vis, kuriuos esu įsigijęs, nes buvau kažkada bandžiau, nepatiko. Ir galvoju, Sony reikia suteikti šansą, nes kokybė visada gera yra. Sony. Good quality. Tai jie dabar kaip ir stovi čia ant stalo, gražūs, dailūs. Tiesiog išbandykime, pasijunkime pirmą kartą, pasidėkime kibirą. Ne, nereikės, gal nereikės. Aš priprantu, aš dar jaunas žmogus, aš galiu priprasti. Tai kaip užsidėti šį aparatą po išpakavimo? Pažiūrėkime. Iš tikrųjų gauname labai ilgą laidą ir pačiam galiukį. Mato tą galiuką. Type C. Taip, Type C kišame į patį PlayStationą. Gerai. Įkišom, kol kas dar nieko neindikuoja. Tada ant pačių ausinių ieškome jungimo mygtuką, kuris yra čia. Tada kaip ir nieko nevyko, turime jungti pačius VR akinius. Tai spaudžiame šį mygtuką. Baltai įsijungia, jau girdžiu ūžė kažkas. Tai vat pagrindinį korpusą reikia atitraukti, kadangi neišterliuoti. Beje, fun factas yra akiniuočiai gali užsidėti iš tų akinius. Tada spaudžiame šitą mygtuką, traukiame, nebijokime, PlayStation kokybė, viskas gerai, spakainiai. Aš jau užsidėjau, kaip ir DualSense PlayStation mygtuką jungiame ir aš jau matau PlayStation ekraną. Labai svarbus dalykas yra visibility. Galime priartinti, nutolinti patį objektyvą. Labai svarbu, kad šitą procesą atliktumėt kuo tiksliau, nes kitaip nematysit, ką žaidžiat. Labai blurinasi šitie akiniai. Ausinės, jo pridedamas yra ausinės. Čia jungtis, o čia fiksatorius, kad, užsifiksuotų ir neklibėtų. Prašau. Jei ilgesnėm sesijom, aš dažniausiai naudoju savo Logitech ausinės. Mano ausys nežmogiškos yra, tai žodžiu kartais iškrenta šitos ausinės, bet dabar lygtų gerai užsidėjau, net savęs negirdžiu. Pavyzdžiui, Logitech ausinės tai yra visiškai nesusijęs su PlayStation'u, irgi lengvai užsideda ir galima žaisti su ausinėm. Su ausinėm patogiau iš tikrųjų. Šitą lankelį neliečia šito lanko, ilgesnėm sesijom šitą naudoju. Aš net priliečiu mygtukus, aš net nespaudžiu, jaučia kažką rankos daro. Oi, tu pasitraukti nuo manęs. Basinėšti biškį, aha, kažkaip keista. Oi, tu čia kokį įdomų. Gerai, aš ramiai. Okei, mes darysim kažką naujo. Pickaxe'ą grebini. Crazy! Kaip čia uždėt? Ne taip, taigi kišu, va, žiūrėk, matai, va, jinai nežiūri. Ai, nežiūri. Ne. Augi ne tą pagalį paėmiau. Ai, virvė, o koks aš eiktų, taigi čia virtuali realybė, hebra. Bet tai laikyti, iš kur man trečią ranką gaut, kad apvyniot kažką čia, Atrodo panašiai, ne? Ne, nukrito. Šitas žaidimas toks sunkus, alio. Sliekas tas siūlas, kaip man jį užvyniot? Okay. Ai, okei, ir tada. Pykt. Crazy, žiūrėk. Ei, tu kaip durnelį rodo, per kur vyniot. Ką, galvo, aš tau pikekso nevyniojęs realybėj, ką? Ei, va, jaučiau, kai suvibravo dabar, va čia tai full immersion, hebra. Hebra, kai dabar pabandžiau, visiškai nieko neskauda. Jaučiu, kad čia svoris sukrenta, kaip ir geras inžinierinis sprendimas, tikrai. Visiškai ant akių nieko nesijaučia. Patys kontroleriai labai patogus, tik tai reikia prisiminti, kur koks mygtukas, bet other than that. Kietas žaidimas, aš dar noriu su lanku pašaudyti, bet matau, kad čia nieko nepaeis. Nes šita panelė mane į pasimatymą pasėmė, ir dabar jinai man čia atrodo.
Tik va tas kabelis, aš va to kabelio, kai už nugaros tau būna, atgal aš kaip ir nevaikščiu, tik tai visada aš į priekį, absoliučiai ir gyvenime tik į priekį. Tai va šitas kabelis, jisai kaip ir nesimaišo. Žodžiu, kitą aš dieną planuoju. Neleidau pašauti, mano pasimatymas vyko. Dinozaurų pasimatymas su panelė. Tai kitą žodžių žaidimą. Gran Turismo, tai yra kitas AAA žaidimas. Kuri čia mano geriausia mašta, aš nesimenu. Ai, Veneno mano geriausia. Va, čia bus įdomiausia. Start. Eik tu! Tu nejuokauk, seni! Eik tu savo. Blemba nervų iš tos ausinės. Aš dabar visiems galėsiu pasigirti, kad Lambo jau sėdėjęs. Nu, legit, tipo... What the fuck, pritrauktas visas į Lambo. Hebra, ko trūksta ant žaidimų, kad G galę padarykit? Paskutinis geimas čia pagal rekomendaciją labai. Let the party start, ha? Demo versija, bet čia girdėjau, va čia geras geimas. Shoulder, drumstick. Eikt. Kabam! Nu tai taip, žalės aš jau žinau. Čia pagal ritmą. Eikt. Šiandien ketvirtadienis, bet jaučiasi kaip penktadienis. Eik tu, kai man reikia prisėst. Iš vienos ausies girdžiu, bet man ir gerai. Ai, blemba, biški, neįmušiau. Reikia biški iš ją pačią lyst. Gerai, grįžkime į studiją, chebrytę. Tai vad grįžome, išbandžiau šios sakinius, mato toliau baltas veidas, viskas gerai. Na dabar pakalbėkime apie pačius žaidimus. Kalbant apie kainas, čia viskas kaip ir yra priimtina. PlayStation VR 2 žaidimai yra žymiai pigesni nei standartiniai PlayStation 5 žaidimai. O tai yra maloni naujovė žaidėjams pripratusiems mokėti viso keropai kuo daugiau, kad tik pažaistų kažkokį žaidimą. Na turbūt tie tikrai gameriai jūs visada užduosite klausimą, kodėl PlayStationas padarė taip, kad reikėtų to laido, ne? Tai čia privalumas, ar čia trūkumas, kaip čia gaunasi? Ar tai nereiškia, kad čia viskas tikrai tai buvo tobula? Na, nuo pat pradžių kai kurie vartotojai išreiškė susirūpinimą, daugiausia dėl techninių aspektų. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių skundų yra tai, kad ausinės vis dar naudoja laidą. Žmonės labai greitai atkreipė dėmesį, kad tokios ausinės kaip MetaQuest ir Pico yra visiškai belaidės ir veikia kaip savarankiškas įrenginys. Kodėl PSVR 2 vis dar su laidais? Tai va štai toks natūralus klausimas, kuris mums pasistojo. Na, pirmoji priežastis yra labai stipri, tai yra, kad belaidės sistemos vis dar kenčia nuo vaizdo perdavimo vėlavimo. Vis dar yra tas latency, o tu užsidedi akinius, nežinau, tu žaidi žaidimą ar tau atsilieka vaizdas, kaip čia supras, čia nesigauna tokio išgerimo efekto. Taip, jis turi laidą, bet mainais gauname puikią grafiką, stabilų ryšį ir labai minimalų vėlavimą. Na, o kalbant apie techninės specifikacijas, tai turi 2000 x 2040 pikselių vienai akiai, o kartu tai čia daugiau gaunasi nei 4K, tiesa. 90 ir 120 Hz atnaujinimo dažnis. Kiek pačio PlayStation žaidimai spaudžia Hz, tiek ir spaudžia ir patys VR-ai. Taip pat turiu OLED ekraną, kas yra labai premium šiais laikais, 110 matymo kampą. Nu, koks yra pojūtis žaidžiant žaidimus? Pirmą kartą žaidžiau apie 20 minučių. Akys pavargsta, galva sukasi, bet papildoma vibracija, kuri yra instaliuota akiniuose, jinai kaip ir padeda, kaip ir pats PlayStation'as deklaruoja, kad galima pratęsti ilgesnę sesiją. Antrą kartą apie kiberą apšiai negalvojau, nors ir tas žaidimas jaučiasi, viskas ten juda, ten lipi kalnais, ten iš to Horizon. Ir antrą kartą aš užfiksavau ir gavosi apie 40 minučių mano sesiją, jau truputėlį galva sukosi. O trečią kartą tiesiog žaidžiau ir vapšė baltas. Baigiau sesiją, nebuvo jokių išraudimų, nieko. Ta PlayStation funkcija, kaip ir naujokam, kurie dar nėra buvę prie VR įrangos, tikrai padeda. Na, o išskirtinės PSVR 2 funkcijos kaip akių sekimas, naudojamas realiuose žaidimuose tokiuose kaip ir vėl šitas Horizon Call of the Mountains, Drums and Rocks. Na, kitų neišbandžiau, bet taip ir gaunus, kad nereikia sukinėti į galvos, tu pats kontroliuoji savo akim, kuo mažiau judi, tuo mažiau pykina. Žaidimų katalogas ir VR realybė per pastaruosius 2 metus išsiplėtė iki daugiau nei 300 palaikomų žaidimų. Na, svarbu suprasti, kad VR nėra skirtas 10-12 valandų sesijoms. Tipinė VR sesija tai ir trunka tarp 5 minučių. Nu, nebent tu esi tas kiborgas hitmanas, kuris gali išbūti 6-5 valandas.
arba kitu atveju žaisi žaidimus, kurie yra sėdimoje vietoje, kaip ir čia, nes akiniai vis tiek turi to svorio, kuo tu mažiau judi, tuo tau mažiau smegenys procesuoja ir tuo labiau tu pailsi. Mano asmeninės žaidimų rekomendacijos. Tai Synapse, visai smagus žaidimas, kuris ten šaudai, gaudai, mažai reikia judėti. Drums and Rocks, žmonėms, kurie prijaučia muziką, ritmą, būgnus daužai ir pagal ritmą. Paskui tas Pavlo VR. Šitas Horizon Call of the Mountain visiškai stogą nuvarė. Kokybė ir grafikos prasme, kai užsidė akinius, kai užsidė ausines, žinok, jau tu beveik jau tam žaidime, aš galiu tai pasakyti. Taip pat daug kas sako, kad Gran Turismo 7 gerai žaidžiasi, bet aš manau, kad reikia ten vairo, aš pats pasibandžiau. The Walking Dead geras žaidimas, daug girdėjau rekomendacijų nebandęs. No Man's Sky, Rise to Glory, Demian. Aš dar pats neseniai nusipirkau Madison VR, kur sako vienas baisiausių PlayStation'o žaidimų. Tai tu neužsimerksi, tu nuo pabaisos nepabėgsi. Tai surinksime 400 laikų, padarysiu kitą epizodę, kaip išbandau šį žaidimą. Arba Crossfire Sierra Squad PR CS, bet toks premium, aukštos kokybės žaidimas, kuris atrodo, kur tu esi pasinerys į tą karo visą ginklo nusitaikymą. Žodžiu, paskutinis laiptelis iki realybėje davimo tau ginklą. Parašyk į komentarą, kurį žaidimą turėčiau išbandyti ir kitame epizode padarysime gameplayų. Dar kaip kiekvienas useris, aš savaitę laiko naudojant jau pasibėjau ir trūkumus ir problemas. Tai pirmą iš tikrųjų pakalbėkime apie tuos valdiklius. Tai šie valdikliai neparduodami atskirai. Ar jie turi stick driftą, nieks nieko man nepasakoja. Juos pagaminti ir perdirbti žiauriai sunku, tai nėra visiškai alternatyvų third party, kažkokių AliExpress, eBay. Bet jų kokybė, aš pasitikiu, jų kokybė visiškai gera. Niekam problemų kaip ir neužtiko, bet jeigu nedrūk numesi, turėsi visą komplektaciją pirkti per naujo. Nesąmonė, ne? Nėra visiškai alternatyvų. Na ir tas kabelis, jei sugadini, praktiškai pabaigai. Kažkaip jisai nesimaišo. Va tai padaryta, kad jisai nesimaišytų, bet yra bet. Jo, yra tas bet. Na, tos bendrosios VR problemos, tai reikalauja irgi priežiūros, apsivalyti ir stiklus. Būna ir viduje išsipurvina, tai dažnai reikia pasivalyti. Nu, žodžiu, prižiūrėti kaip ir bet kokį įrenginį. Dar tas minusas kaip man. Aš gal labiau vis tiek esu tas oldschooleris, man patinka žiūrėti ekraną, užtenka, aš nenoriu per daug pasinerti, nebent sakau, noriu į siaubo žaidimą įlysti, tai va šiaip dėl to ar nusipirkau šitos akinius. Iški norisi apsišikti ir paskui perėti prie old school'o. Tai va, tas fizinis nuovargis yra tikrai didesnis. Na, o mano išvados yra tokios, tai aš manau, kad tai yra visiškai fantastiškas pasirinkimas kiekvienam PlayStation 5 savininkui ir turbūt pigiausias ir kokybiškiausias būdas patekti į VR pasaulį pagal techninius parametrus, kuriuos aš jums išvardinu. Nė vienas iš tų Windows akinių neturi tokios kokybės kaip šie. Na ir su jumis Bušioris ir kaip sakiau, pakomentuokite, kurį žaidimą išbandysime toliau. Viskas?